Yra tokia klaidinga nuomonė, kad, kalbant apie stebulės, kad bet kokia stebulė su pramoniniais guoliais, kurie yra įpresuojami, yra geriau negu stebulė su šratukais, kurie ten neįpresuojami, tiesiog sudėdami, sureguliuojami konusai užsiveržia ir va. Truputį paneigsiu šitą mitą, ardysim ir aš jums parodysiu, dėl ko taip atsitinka ir kodėl ne bet kokia stebulė su presuojamais guoliais pramoniniais yra geriau už stebulės su šratukais. Važiuojam. Merida Silex 200 XL dydžio, žiauriai didelis dviratis. Tai Silexas dar jisai yra, Merida tiksliau padarė Silex modelį su labai aukšta vairo kolonėlė. Ir tai neatrodo labai estetiškai gražiai, bet atsiliepimai važinėtojų, kad tiesiog patogu, tiesiog vairas aukštesnis, čia keliaut, labai komfortiškas. Šitas dviratis galbūt, sakyčiau, greičiui kokiam gravel race nepritaikytas, jisai gravel touring, labiau taip. Nusiemam ratą ir žiūrim. Savininkas stipriai užveržė šią ratą, matomai jam kelionės metu labai pradėjo nepatikti dviračio elgesys, jo ir netgi šiek tiek paveržus, taip kaip neturi būti iš esmės, ta prasme, ašelė, kaip užveržiam, ten 10-12 Nm ir jaučiasi rato klibėjimas. Tai buvo užveržta taip iki negaliu, kad aš taip net nedaryčiau, galima pažeisti ašelę, sriegį. Čia gerai sriegis yra auselėje perjungėje, tai net ir jos pažeidimo atveju mes galim jį pakeisti. Taip. Guolis sukasi sklandžiai šitoje vietoje. Iš kitos pusės kliba. Ieškosim sliekų. Nušaunu kasetę, nušaunu diską, pasivalau, kad mums smėlis nepribirėtų vidun ir ardysim toliau. Štai pasivaliau, viskas švaru, jokių užrašų čia nėra, no name stebulė, gamintojo Merida puslapyje šitas modelis, man atrodo, tiesiog nurodyta Alu Hub ir kad pramoniniais guoliais ašelė neatsiveržusi, bent jau iš rankos čia viskas jai tvarkoja, bet iš vienos pusės kliba, iš kitos gerai sukasi, pakankamai gerai, nusiimam veržles ir žiūrim. Beje, prieš nuimant veržles, nusukant, atkreiptinas debesis, debesis, kad štai čia yra tokie pažeidimai nuo būtent konusinių raktų, o jie yra siauresni, o čia yra aliuminis. Tai aliuminis labai lengvai pažeidžiamas ir kitą kartą, kai stipriau reikia paveržti, ar būna stipriai užveržta ir reikia atveržti, matosi tokie pažeidimai ir jeigu jūs, pavyzdžiui, perkat naudotą dviratį ir atkreipiat dėmesį į šitą mazgą, jau kažkas būna sukiota. Iš gamyklos retai sutinku aš, kad būtų ant naujo dviračio tokie pažeidimai. Ten gal kokį platesnį įrankį naudoja, nežinau, bet pavyzdžiui, atsisuko, pavyzdžiui, toksai, čia yra būtent 17-inis netelpa, arba reikia gamintis. Tai neturiu aš noro gamintis, bent jau kol kas pirkti siaurų tokių irgi ir nemačiau ir neieškojau, kadangi mano įrankiai šiaip šitie yra kokybiški, žymės palieka labai mažas, jie yra tikslus. Tai dėl to aš labai nepergyvenu, bet esu matęs, kada būna žymės tokios padarytos, kad net
nulaižytas kraštas, tai kitą kartą sunku ir atveržti, tu statai raktą, o ten vos ne į apvalumą eina, tu verži ir stringa įrankis. Štai ir pirma konstrukcinė ypatybė. Iš disko pusės atveržiau veržlę ir pas mus visa ašis išsitraukia, nenusijama atskirai tik būgnas, yra štai ten vienas guolis, iš kitos pusės vienas guolis, dar reikia išsireiškinti, kuris iš jų tiksliai kliba ir kas su juo negerai, o būgnas užsideda ant ašies ir šita ašis pas mus yra vientisa. Iš šitos pusės aš užveržiau gerai šitą veržlę, kad mes tiesiog prisiveržiam ir pirmas dalykas, ką aš matau, tai matot štai šitą vietą, fokusuokis, šičia, matot, toksai pašlifavimas. Jisai ranka nejuntamas, bet tai yra vieta, kur gulasi guolis. Ašis pati šita yra plieninė. Taip, čia yra šiaip gerai, kada plieninė ašis, jeigu iš gero plieno, tai ilgiau tarnauja negu aliumininės. Aliumininės skyla, o plieninės jos puikiai. Bet į būgną pas mus įsistato tiksliai. Iš guolio išvažiavo gan gerai. Taip, pasidedu ir pažiūrėkim, kasgi čia. Tarp guolių yra viduj tarpinė, į kurią įsikiša ašis, ir ta tarpinė neleidžia mums guoliams susispausti, kada jūs užveržia, tiesiog susikontruoja viskas. Bet štai. Fokusas, ar ne? Kasgi čia nutiko? Jeigu kas nors užsiminėjat pramoniai, keičiat guolius ar panašiai, tai jūs žinot, kad yra tolerancijos gamybai. Šita stebulė neišlaikė tų tolerancijų ir guolis turi būti užpresuojamas, tiksliau įpresuojamas į vidų ant šitos sienelės išorinės ir turi laikytis tvirtai ir neiškristi. Šiuo atveju pas mus stebulės gamybos metu tolerancijos neišlaikytos ir jis kaip įkišau, taip ir išsitraukia. Vėl lieka tik pajudinti ir viskas. Ir iš kitos pusės, pažiūrim iš kitos pusės, taip, nuimsiu aš guminę čia šitą dangtelį tokį, gal nebūtina. Iš kitos pusės lyg ir geriau laikosi. Tai štai, pagrindinis dalykas. Jeigu mes turim stebulę su pramoniniais guoliais, tai tie pramoniniai guoliai turi būti įpresuojami ir stebulė tai ne tik tais guoliai, tai yra gamyba ir stebulės kokybė ir atsispindi tame, kad kaip pasodinti guoliai, kaip jie įpresuoti, kaip jie tenais, ar tiesiai, ar neužsiskersuoja įpresuojant, kokios yra tarpinės, kokia ašis, ar ašis nekliba pačiam guolyje, ar jos išlaikytas diametras, ar tie guoliai, kurie yra originaliai presuoti, ar jų diametras yra išlaikytas. Jeigu jų diametras, pavyzdžiui, neišlaikytas ir jie būna šiek tiek mažesni arba didesni, tai kai mažesni jie prasisukinėti gali, o kai didesni, tai jie užsispaudžia įpresavimo metu ir tada neilgai tarnauja. Yra reikalavimai stebulėms ir guoliams, tam tikriems tipams, kaip ir automobilių variklė, pavyzdžiui. Yra stumoklis, yra velenai, bet jeigu mes padarysim bloką prastai, neišlaikydami tolerancijų, tai gali būti stumokliai ir velenai
pačios geriausios, tiksliausios kokybės, geriausiai padaryti iš geriausių medžiagų, bet tai bus šlamštas, nes blokas neišlaikytas tolerancijos ir arba užkandinės velenus, arba blogai dirbs stumokliai. Žodžiu, dėl ko bet kokia stebulė su pramoniniais guoliais nėra geriau už stebulę su šratukais. Įvairių būna. Įvairių. Shimano stebulės ne visos yra su šratukas, kai kurios yra su pramoniniais guoliais. Tai Shimano šitoj vietoj praktiškai pasiekė feng shui, jie ten labai gerus metalus sugeba panaudoti, XT stebulės, kai kurios Deore, XTR, Durace'o. Ten jeigu jas sureguliuoji, sukasi tobulai, tarnauja ilgai. Taip, jeigu jau pražiopsom tą momentą, kada turi būti aptarnauta, sudrožiam guoliavietės, nebebėra ten į ką tos šratukus dėti, viskas, tada stebulės keitimas. Bet kol viskas tvarkingai sureguliuota, sutepta ir nepapuola vanduo, nuostabiai veikia. Aš noriu, kad jūs naudotumėte daugiau steblę su įpresuojamais guoliais, vien tik dėl to, kad tai yra patikimiau iš tos pusės aptarnavimo ir jūs nesugadinat stebulės. Sugadinti, aišku, viską galima, bet nesugadinat stebulės, pavyzdžiui, paplovę su kercheriu ar su šampūnu, ar per lietų nuvažiavę tiesiog guolius išpresuojam naujus, jeigu jie ten pradėjo tarškėti ar dar kas nors su jais, visada toksai galima pataisyti, bet jeigu su šratukais stebulė, tai dažniausiai jau būna mirtis jai. Ir rinkimės ne žemiausią variantą pagal kainą, bet kažką bent jau patikrinto arba brandinio. Tai šiuo atveju jokių užrašų, naunėjimas kažkoks, guolis Keisiu guolį, žiūrėsiu, kas su juo, jeigu jis įsipresuoja tvarkingai, valio. Man atrodo, šitas guolis jau, reikia pažiūrėti, ar tik nebuvo keistas. Jo, čia yra standartinis 6902 guolis, jisai yra nekeistas, tai ištrauksiu naują enduro guolį, enduro gamintojo, pažiūrėsiu, jeigu tolerancijos tokios pačios, kad jisai tiesiog įkrenta, naudosim Loctite retaining compound, tai yra lietuviškai guolių klijai. Jie užpildo mums tas neišlaikytas tolerancijas ir neduoda klibėti. Šiandien tiek. Tikiuosi, nebuvo labai sudėtingai. Linkiu nepapulti ant tokių stebulių. Jeigu jūs pamatot, kad dviratis su pramoniniam stebulėm, tai yra gerai, bet ne visada, sakykime, tobulai. Kaip ir visur, kiekvienoje gamykloje turi būti kokybės kontrolė ir viskas. Išvalysiu, proceso neparodysiu, šiaip nuobodus. Ir kad video ilgas nebūtų. Viskas, čiau, dėkit laiką, subscribe ir iki kito video. Bonusas ant video įrašo galo tiem, kas dažiūrėjot. Guoliukas, šitas originalus, buvo sumontuotas, net gamintojo nenurodyta, o bet tačiau iš vienos pusės šitas klibantis stebuliai, iš kitos pusės, iš disko pusės tvarkoja, jisai ten įsipresuoja, kaip ir laikosi, ir rankomis man jo išspausti nepavyko, abudu sukasi švelniai ir šitas taip pat sukasi švelniai, tiesiog jisai kažkaip tai gyveno ir paėmiau naują enduro guolį
Ir ką jūs galvojate, jisai stebulė lygiai taip pat kaip šitas įkrenta. Tai va, kadangi pasidėvėjimas šioks toks jau norit, nenorit yra šitoj vietoj, tuo labiau, kad jisai buvo klibantis, tai atgal aš jo nededu. Su Loctite Retaining Compound vidutinio stiprumo įmontavau naująjį guolį ir visą ašį lygiai taip pat sudėjau ant Retaining Compoundo, kad jinai mums nenorėtų ten jokių čiūdų ir zbitkų daryti. Tai va, sukasi švelniai, laukiam, kada čia mums viskas išdžiūs ir aš manau, kad taip pat ir toliau gyvensim, nes kitaip iš esmės, jeigu kažką tai čia mums keisti, tai reikėtų keisti stebulę, kas yra nei pigų, nei greita, nei malonu. Iki.